Na tai balandžio 15 yra minima kaip kultūros diena. Tai kas yra kultūra? Kultūra labai plati savoka ir labai platus suvokimas, sakykime, apibrėžimas. Kultūra tai yra vertybių pasaulis, tai yra menas, tai yra išliekamoji kultūros vertė visa, tai yra tautosaka, etnokultūra visa, papročiai mūsų šventės, mūsų dainų šventė, mūsų spektakliai, teatrai, dailė. Labai platus žodis ir platus apibūdinimas, taip kad vienu tokiu paprastu sakiniu negalėčiau taip tiesiai atsakyti, kas tai yra kultūra. Tai yra, manau, pačių gražiausių, didžiausių vertybių kaip simbolis, kaip kažkoks tai nešėjas, švietėjas mums žmonėms gyvenantiems savo šaly ir nebūtinai savo, apskritai pasaulyje. O kaip kultūros diena yra minima mūsų mieste Raseiniuose? Kiek žinau, apskritai Lietuvos Respublikos Seimas kultūros dieną įteisino kaip atmintiną datą ir minimą, tai 2006 metais. Mūsų mieste kultūros diena pradėta minėti šiek tiek vėliau, gal kokie 3-4 metai, kai mes pažymėme šią dieną. Pirmiausia, tai jau susiklostė tokia tradicija, kad balandžio 15 dienos ryte mes aplankome visų savo kolegų, kultūros darbuotojų, menininkų išėjusių anapilin kapelius. Pagerbėme, uždegame žvakutes. Na, o po to būna įvairiai, sakykime, vienais metais būna koncertas ir kultūros darbuotojų, nusipelniusių meno darbuotojų, žmonių pagerbimas. Kitais metais gal kažkur keliaujame, išvykos būna, sveikina savivaldybės atstovai, meras, vicemerė. Na, kiekvieni metai yra kažko tai skirtingi. Ir minėjimas tokio, kad kaip tradicija tokia būtų, dar sakyčiau, pas mus gal nėra jinai pilnai susikloščiusi. O kokios yra kultūros problemos mūsų mieste? Mūsų mieste, na, turbūt gal didžiausia problema tai yra finansai. Kaip ir visur, aš vėl kartosiuosi, ne vieną kartą minėjau, manau, ir sutiktų kolegos su to mano pasakymu, kad finansai, kurie apriboja mūsų, sakykime, galimybės, kurie stabdo kai kurios kultūros, sakykime, kultūros reiškinius, ypač tai aktualu yra kaimuose, pradedant visą materialinę bazę, pastatais. Nors tikimės ir yra tokių požymių, jog po truputėlį gal tie visi dalykai, tos problemos pajudės kažkaip tai iš mirties taško. Dar yra problema tokia gal ir iš pačios vyriausybės, iš požiūris, kad kultūrai finansavimas ir kultūros biudžetas būna, na, sakykime, ne pats didžiausias, o gal vienas iš mažesnių, kad kultūros problemos pradėtų spręstis, manau, nuo to, kai mūsų visa valstybės valdžia pradėtų žiūrėti gal šiek tiek kitaip į kultūrą ir pradėtų ją daugiau vertinti. O Raseiniams, kaip Jūs manote, ar užtenka tų kultūros įstaigų, ar dar reikėtų kažkokių įsteigti naujų? Dėl kultūros įstaigų aš manau, kad Raseiniai nėra toks didelis miestas ar kažkoks tai didelis centras, sakykime, Respublikos, kad mes labai daug pritrauktumėm ir turėtumėm žmonės, kuriem tie poreikiai tokie gal būtų reikalingi. Vienas dalykas. Antras, aišku, dalykas, matote, ir jaunimo, ir, sakykime, ir pagyvenusių žmonių, ir vidutinio amžiaus žmonių norai ir poreikiai taipogi yra skirtingi ir gal tas jų tenkinimas, na, ne visą laik būna toks, kokio jie norėtų. Tačiau kultūros darbuotojai, meno darbuotojai, apskritai kalbu apie visą rajoną, kiek galėdami, kiek turėdami, sakykime, sumanimų, idėjų, kiek įdėdami savo triūso ir darbus stengiasi tuos dalykus atlikti. Dar dažnai sako, kad jaunimas neturi ką veikti. Ką Jūs galite pasiūlyti jaunimui su kultūra susijusiu? Nežinau, neturi ką veikti, tai žinot, kaip sako
reikia noro, o veikla visą laiką atsiranda kartu su noru. Tai manau, kad mes galime pasidžiaugti, apskritai rajone turim ir meno mokyklą, yra meno mokyklos filialai, yra mokomasis teatras Svajoklis meno mokyklos. Pačiose mokyklose, manau, taipogi vyksta kažkokia tai užklasinė veikla. Tuo labiau, jeigu jaunimas norėtų, jis sakykime, gal turėtų nešti ir savo pasiūlymus, teikti pasiūlymus, kalbėti kažką, mąstyti, sakyti, kad gal mums šito trūksta, ar dar kažko kito trūksta. Sakyčiau, gal šiek tiek ir jaunimas kartais stovi tokioj pasyvioj pozicijoje.